Taigi, žmogus supranta, kad sovietiniais laikais žydai ir klebonai galėjo vaidinti už šventą žmogų. Juos gerbė su sąlyga, kad jie sekse. Tada, reiškia, jeigu prasliūkinsi vaikus į pedofiliją, tada suvaidinsi kaip ateistais paslaptį saugantys. Dabar pohui jų visas, reiškia, paslaptinas, jeigu jie gyvena pasaulietinį gyvenimą. Aš asmeniškai dvasininkė gyvenu asmeninį gyvenimą tokį, kokiu aš noriu, tokiu aš tikiu. Ir tai nedraudžia man melstis ir tikėti Dievu prikelt numirusius, kuris prasidės nuo Valpurgijos ir nuo chaoso teorijos. Ištobulėjęs tapo krikščioniškas supratimas. Kur esmė visada klausiu aš jūsų psichiatrai, kodėl jūs matot iškreiptą vaizdą. Ogi ateizmas kūrėsi iš vaikų, debilų karta. Tokia debilų karta. Jiegi išvažiavę visi neturėjo ką jais po durnių namus sirgdami ateit. Vat iškankinti, ar tai tiesiog prisiprisipysę, reiškia, prie gydytojų. Vat jų esmė išvažiavo, patapo prostitutėm, prostitutais parvyksta pardavinėti kitų paauglių. Žodžiu, toks masalas geras, tokiai kokiai nors korupciniai valstybei. Tiesiog panaudot žmonių gyvą masę. Tai tokie būdavo problematiniai dalykai. Kažkurios tai religingesnės mergaitės, aiškiai, pajuoka kokia būdavo. Kažkoks, aiškiai, toks vienišius įsivaizdavęs ar iš kažkur atvykęs, reiškia, atvažiavę Gilgaučiai pagalbinė pas mergų Jeržvilką, žodžiu, nepažįstamų bernų užvežė. Pati kam jie buvę? Galvokit. Kas įdavo į bažnyčią, tas mergaitės pabučiavę, spjovė ir aš jie parašė, negaliu daugiau su tavim draugauti. Ar dar išjuokė mėnesiniam? Žodžiu, tas ateistinis pasaulis baisiausiai krovė ant vaikų didžiausią neapykantą, panieką, kaltę. Taip išaugo debil arba moksliukai pabėgė į profkės, iš profkė aukštasis, iš aukštųjų į užsienį, reiškia, iš esmės tokie mokslai, kad Dieve mano, reiškia, galvoju, kaip ištrivot, kaip iškentėt, nes tu seksualiai nedavusi, tai tai prievartavę. Žodžiu, dienos nakties darbas, reiškia, vykęs tiesiog pasinaudot žydam, rusam ir vokiečiam. Tai trys pačios baisiausios valstybės, kurios prieš vieną kitą kovojančios tam, kad išlikti. Kodėl kovojančios? Nes vieną kitą norinčios sunaikinti šitos trys valstybės. Tai va kur yra iš esmės visa pilnutinai suprasta, pilnutinai neatleista ir pilnutinai nepakartota mano gyvenimo istorija. Ir vat aš klausiu dabar šitokio klausimo jūs, žmonės brangiai, žmonės mėlyjeji. Psichiatrai savo psichoanalizės neima, neskaito. Kodėl? Nes joks auditas nepareikalavęs, kiek mergaičių parduota į Vokietiją. Atsidepresuotos. Tai va toks variklis baigtas. Sovietų, rusų ir žydų imperijos pasibaigusios. Dabar yra Europos Sąjunga su NATO valstybė. NATO šifrais, ne žydų ir ne rusų. Supratot, žydai? Holokaustas čia pat. Visada tos trys valstybės, visos trys, kaip pamišusios viena kitą anksiančios. Ir niekur ne viena, ne kita neišlysianti aukščiau už kitas. Nes tai, suprantama, svastikų valstybės. Vat šitaip tai vadinama. Ir šiam pasauly nebus nė vienos, kuri laimėtų. Nes laimės tolerancija ir nusikaltėlių baudimas tų, kurie bando priversti tave tikėti judaizmu, įsižudimu, organų išpardavimu. Stop, blėdės jūs, aš jau pavargau nuo jūsų. Gerai, nusiraminau, dar noriu vieną dalyką pasakyti.
O Dieve, per tuos 22 metus kokio velnio tik nemačiau. Ar realiai suprantu dvasinį chaoso teorijos pasaulį? Šita vieta Heršvilkas gyvenime mano buvo pati sunkiausiai perlipama siena. Čia tikrai buvusi chaoso teorija ir nebuvę jokių žydam atleidimų, nei rusam išteisinimų, nei vokiečiam sustabdymų. Ir šitas trikampis iki pasaulio pabaigos. Keršysies revanšų vieni kitiems. Suprantat, kas yra naikintojas žemėje? 3 šitos valstybės yra naikintojos. Ir niekaip, žmogus jų nepagydysi, nes klausimas, kur iš esmės? Ar pagalvojot? Ogi ateistai, visi 3. Tad iš esmės be maldos žmogus savo kaltės, netgi sąžinės nerasės, netgi bioenergetikos rūpužės nesuprasiantys. Tai vadgi paprasta, ar ne? Teorija, ar ne? O kaip gyvensime? Daniškai viską skaidrindami.